Ar svarbus prekinis ženklas baldų? Žmonės ieškodami baldų, kadangi tai nėra maisto produktai, ieško ne kiekvieną dieną ir nėra susipažinę, kas nėra šitoj baldų srity. Ir ieškodami savo kažko tinkamo, reiškia, randa tikrai labai daug panašių baldų. Reiškia, sakykime, kompanijos, kurios kuria baldus, turi savo gyvenimo istoriją, yra netgi kelios kartos, kurios tos baldus kuria. Ir, reiškia, į tos baldus yra įdėta visa patirtis, sakysi, perduota iš kartos į kartą, technologijos ir nėra taip paprastas kurti labai išraiškingą, gerą, kokybišką, ergonomišką baldą. Tai pasižiūrėjus į baldą, reiškia, tai yra iš tikrųjų prekinis ženklas yra vienas svarbiausių aspektų, kuris ir apsprendžia baldų ir ilgamžiškumą. Ir klientai kartais vertina, šitie baldai, sako, yra panašus, bet jie yra ženkliai pigesni negu ten tam tikro prekinio ženklo. Tai iš tikrųjų tai taip nėra. Jeigu, sakykim, pažiūrėt, kaip jie tarnauja, kaip jie dėvisi, kokios jų medžiagos yra, kokios jų funkcijų yra, tai nėra tas pats, kad du panašus baldai yra, reiškia, sakysim, pirkti tą pigesnį baldą, aš nesu už tai.